Šiandienos planas pabaigti rinkti garažo saramos klojinį ir tada užpilti saramą betono mišinį, kurį patys gaminsim. Tai pamatysite toliau, kaip mums sekasi. Kol kas oras puikus. Gal pagalbos? Nereikia. 4 metrai. 5 metrai. Kol kas, sakyčiau, lengvoji dalis. 607. Po to kažkaip reikės užkelti 6 metrų armatūros lankstinį. Ar ne taip? Taip, einu lentą, biškį pritrumpinsi. O Jėzau, kokia sunki. Visgi 6 metrų ilgio. Nenugriauk sienos. Pasistengsiu. Tai va, Tadas ten trumpins lentą, o šiek tiek užlipau prie pačio klojinio. Tai va, turim 6 metrus. Tai renkam iš lentų, po to dėsis pilki vamzdeliai, juos ilgasriegiai, vis pamirštu pavadinimus. Viską sutvirtinsim ir tada maišysim betoną, mūsų maišymo prietaisas. Taip ir vyksta darbai. Užlipsi. Lemą reikia arba ilgom rankom dirbti, arba man čia bus šakis tai rankai. Jis apsivarė. Ateik dabar čia. Man reiks tavo kūno svorio, va, kad tai padarytum. Jo, va čia, va šitą vietą. Matai, va čia, kad to tarpo neliktų. Čia, va, spausk stipriai. Neina daugiau. Davai laiko. 608, nėra čia ką pjaut. Gerai bus. Tai be reikalo atsinešiu? Atsinešiu tam, kad pamatuočiau. Reikia man GoPro ant pilvo užsidėti. Nereiks tau čia bėgioti. Nu ką, lentos prisuktos, belieka įdėti armatūrą ir sutvirtinti ilgasriegiais. Nu dar dėlė čia darbo, dabar tik sudėjom karkasą, viską reikia sutvirtinti. Kadangi Tadas neturi mikrofono, tai pakartosiu. Tai dar tik sudėjom karkasą, laukia daug darbo, pasak jo. Tai laukia, bet padarysim viską. Atvažiuos šiek tiek pagalbos, pažiūrėsim, kaip čia padės. Nes mano mergaitiškos rankos ne visada gali pagelbėti tiek, kiek galbūt tikisi Tadas, bet nu, ką padarysi. Kol kiti žmonės džiaugiasi saulės spinduliais, man jau taip karšta darosi. Tai gerai, kad jau turim aukštas sienas ir galima pasislėpti pavėsiukyje. O Tadas bando sukonstruoti atramą. Lá. Legal.
Ten reikia pasidėtų, blemba, kavorė, nereikia kavuoti, žiūrėti, kad neįkristam, kur. Ir stalažas bus normalus. Na, biškai, jeigu gali į priekį pavarom. Keltam kalnūrį. Nu ką jis vienas keltas? Vienas išla. Na, lipam į viršų dabar visi. Čia nėra taip baisu, kaip atrodo, man atrodo. Lauk. Pasiruošim viską Nu dabar. dabar tu to Mikai arčiau šičia Arčiau jo, atsivežk. Jau į kolinį spaus. Čia va keliu. Davai, gal tu daug. Stumk man. Dar? Kur šitą dabar? Įkeliam čia va. Eik dar toliau. Tai eik, anam gale būk vieną. Nu tai aš galvoju. Palauk. Kur dabar? Atsargiai slysta. Laikyk čia taip. Nieko. To Mika, pasidėk ten tom. Ant lentų. Palauk, Jo, kad jo, žinios pasidėk. Labai Dabar reikia į jumis važiuoti. Važiuojam. Lauk. Dar biškį. Jo. Nu ką, armatūra jau savo vietoj. Tadas dabar prisukinėja ilgasriegius. Tai taip pat kaip ir pamate dedasi tas pilkas vamzdelis ir ilgasriegiai. Tai ką surinkta garažo sarama, Tadas užtepė Penosil montažiniam putom tarpukus, kad nepratekėtų betonas. Ar Gal ir ne. Tadas savo, kad vis tiek pratekės arba ne, bet aš manau, kad viskas bus gerai, tai sustings montažinės putos, viską pasiruošim ir maišysim tada betoną. Vyksta maišymo darbai. Čia pasikvietėm į pagalbą tėtį. Turim kaušę, makalūšę. Reikia kelt ir pilt. Lengvai rankutėm savo taip. Op, op. Nu ką, beveik kupina. Ai. Kaip sekasi? Gerai. Tai va, galima sakyti, kad sarama beveik baigta. Paliksim ją džiūti ir keliausim tada prie vidinių sienų, nes jas reikia pakelti dar per 3-4 eiles, turbūt taip. The next day. Prieš tai matėt, kaip surinkinėjom šios saramos klojinius ir ją pylėm, o šiandien jau nuimsim klojinių šoninės dalis ir pažiūrėsim, kaip čia mūsų ta sarama sustingo. Praėjo kiek? 3 dienas. 3 dienas. Nežinau, čia greitai ar negreitai, bet manau, kad užtenka pilnai. Bet tu nuimsi tik šonus, ne viską. Nu jo, kol kas šon. Kol kas, kol esam paskutiniai iki šios pievos, tai labai gražus mums saulėlydžiai matosi vakarais. Per vėl čia triukšmauja.
Tadas nuardo lentas, nes čia tikrai gaunasi nemažas svoris. Tai kad nereiktų visų šitų sunkių lentų leis žemyn. Tai svorį šiek tiek sumažina. Vaizdas kaip ir neblogas. Yra šiek tiek nutrupėjimų, bet čia tikrai nėra kažkokia didelė problema.